Gerbiamas patarėjau, reiktų atkreipti dėmesį, kad uosto akvatorija nėra Lietuvos Respublikos teritorija, čia yra tam tikra išlyga, jeigu neiškraunamas krovinys, jis lieka akvatorijoje. Bet neprieštarauju tam prezidento veto. Bet yra kitas dalykas, Prancūzija prieš metus pasiūlė branduolinį skydą Europos šalims, Lietuva irgi lyg išreiškė nuomonę ir pageidavimą turėti arba prisiglausti po tokiu skydu, čia irgi reiktų įvertinti. O trečias dalykas, kur esminis mano klausimas, jūs pasakėte tokią frazę, konstitucijos keitimas yra Seimo valioje. Formaliai taip, bet prezidentas kaip valstybės vadovas ar negalėtų imtis iniciatyvos peržiūrėti su visom Seimo frakcijom, su konstitucionalistai šitos konstitucijos nuostatos, kuriai dabar formaliai prieštarauja įstatymas. Tai galbūt galima turėti tokį pageidavimą. Dėkoju už klausimą. Tai prezidentas pritarė diskusijos inicijavimui dėl būtent šito konstitucijos straipsnio pakeitimo ir iš tikrųjų kokia jau forma ir kada ir kaip ta diskusija vyks, tai jau yra tiesiog kitas klausimas. Bet prezidentas taip pritarė šitos diskusijos inicijavimui.